Viskas, ką tu žinojai apie svorio metimą, yra melas. Kadangi šitas video skirtas moterims, vyrai prašau praeiti pro šalį. Taigi, viskas, ką tu žinojai apie svorio metimą, yra melas, ypač jei tau virš 40. O dabar pasakysiu, kodėl tavo intensyvios treniruotės, griežta dieta pradėjo veikti tiesiog prieš tave. Jautiesi pavargus, bet vis tiek tempi save į sporto salę, ant bėgimo takelio, kankiniesi su kardio, o svoris aplink tavo pilvą vis auga, ar ne? Nuotaikos nėra, energijos nulis, o naktį karščių pylimai? Pažįstama? Tu ne viena. Ir tu nesi sugedus, ir tu tikrai nesi tinginė. Tavo kūnas tiesiog pradėjo veikti pagal kitas taisyklės. Dėl hormonų pokyčių menopauzės metu tavo streso hormonas kortizolis ir taip yra nuolat pakilęs. Ką daro intensyvus sportas ir kalorijų ribojimas? Jis pakelia kortizolį dar aukščiau į kitą lygį. Ką tai reiškia? Tavo kūnas įjungia išgyvenimo režimą. Jis sulėtina medžiagų apykaitą ir pradeda kaupti riebalus, ypač pilvo srityje, kaip apsauga nuo nuolatinio streso. Tu kovoji su kūnu, užuot su juo dirbusi. Sprendimas paprastas. Tai koks jis? Paradoksalu, bet daryti mažiau yra protingiau. Vietoj valandos bėgimo pasirink 30 minučių greitą ėjimą gamtoje. Tai mažina kortizolį. Vietoj aukšto intensyvumo treniruočio pasirink jėgos pratimų su svoriais. Lėtai ir kontroliuojamai. Kodėl? Raumenys yra tavo metabolizmo variklis. Kuo daugiau tu sunaudoji kalorijų ir kuo lėčiau visą tai darai, tu tiesiog jas degini ilsėdamasi, darydama lėtai. Vietoj dieto subalansuota mityba. Ką tai reiškia? Daugiau baltymų kiekvieno maisto metu, daugiau skaidulų ir sveikųjų riebalų. Pamiršk badavimą. Kaip išspręsti toliau? Žinok, menopauzė tai ne pabaiga. Tai yra tavo kūno signalas, kad laikas pakeisti taisyklės, pakeisti žaidimo taisyklės, pagal kurias tu gyvenai iki tol. Laikas pradėti rūpintis savimi su meile, o ne su botagu. Nebūk griežta savo. O dabar klausimas tau. Kokią didžiausią klaidą tavo manymu darai tu pati? Pasidalink komentaruose, padėkim vienas kitam. Beje, pirmiausiai atsakysiu tiems, kurie parašys asmeniškai. Sek mane, jeigu nori daugiau patarimų, kaip susigrąžinti savo energiją ir gerą savijautą be kovos.